Prieš tai jau auginau 2 vaikus, dukrą ir sūnų. Ir tai buvo mano 3 nėštumas. Nėštumai kas 4 metus dėliojasi labai gražiai ir kaip tik 2016 metais artėjo gimdymo terminas, buvo likęs mėnuo, 36 nėštumo savaitė. Kaip tik va čia Santariškėse, kur netoli, atvažiavom echoskopijoje pasitikrinti ir tada vat ir sužinojau apie Eterį, mano sūnų, kad jisai išskirtinis ir turi Edvardso sindromą. Jie labai anksti miršta, dažniausiai įsčiose, arba gimdymo metu, arba kelios dienos, maksimum mėnesis po gimimo. Išgirdę žinią, žmonės nori desperatiškai čia, dabar, šiandien, aš noriu dar vienos nuomonės. Ir neretai jie net nelaukia, kol tu pateks į eilę, nes tai eilė gali būti už 2-3 savaičių konsultacijai. Laikas eina. Jeigu, tarkim, mes turim kokį 20 savaičių, tu pamatai kažkokią raidos ydą, kuri galbūt yra nesuderinama su gyvybe arba galbūt nulems labai stiprų sergamumą vaikelio, tu žinai, kad pagal tam tikras medicinės indikacijas dar galima nutraukti tą nėštumą iki 22 savaičių, tai tu taip pat stengiasi skambini kiek tik įmanoma visais pažįstamais telefonais, kad galbūt greičiau priimtų, nes jį turi tik 2 savaitės apsisprendimui, jeigu pasitvirtintų ta tavo įtariama diagnozė. Šitoj vietoj vėlgi savo turiu tokį siūlau, kurio laikausi, tai vienos iš gydytojų žodžiai, kad aš apgailestauju, bet šį mažylį gamta pasiims. Ir vėl tą tokią prasmę stengiuosi padėti moterim rasti apie tai, kad aš turiu palydėti savo vaiką, aš noriu palydėti savo vaiką tiek, kiek jam yra skirta. Ir tada ieškoti tos vidinės prasmės, ką man tai gali padovanoti. Aš žinau, kad angelo mama turi viduje tokią idėją, kad kūdikio arba vaisiaus netektis yra dovana, kurią labai sunku išpakuoti. Nėštumo nutraukimo sprendimas turėtų būti tik šeimos apsisprendimas. Kas mes esam, kad mes turim pasakyti verdiktą, šitas turim nutraukti, o šitas lai gyvena. Esu mačius ir tokių situacijų, kai, tarkim, moteris šeima laukiasi dvynukų, vieną matom, kad yra stiprus apsigimimai, kitas yra sveikas. Ir ateina garsus gydytojai ir pasako, tai ką jūs jauna šeima, tai kam jums čia reikia to nėštumo dabar tokio? Tai turėsit problemų, va vienas nesveikas, kitas sveikas, tai kam jums čia to reikia? Ir tarsi šeima prieš tai abejojo, o paskui ima ir nutraukia tą nėštumą. Pasirinkimą nulemia mūsų žodžiai. Mes turim išaiškinti, kokia situacija, kokios prognozės, bet pasirinkimas yra šeimos. Visam pasaulyje taip turėtų būti ir taip yra. Su šita atsakomybė kartais net išgirstu žmogžudžio atsakomybę. Tikrai nelengva išbūti. Aš galvoju, ar galima apie ją kalbėti viešai, ar šeima, kuri vis tik nusprendžia nutraukti nėštumą dėl to, kad mažylio sveikata yra nesuderinama su gyvybe, gali laisvai ir drąsiai pasakyti artimiesiems, gali laisvai ir drąsiai pasakyti visuomeniai. Turbūt dažnu atveju ne. Lietuvoje galiu pasakyti, tarkim, dėl 21 chromosomos trisomijos, tai yra mūsų žinomo Dauno sindromo, labai reta šeima, kuri nenutraukia nėštumo. Kita kategorija yra vaikučių, kurių diagnozės yra nustatomos vėliau, po 22 savaitės ir medicina nebegali pasiūlyti nėštumo nutraukimo ir tokį mažylį reikia išnešioti, nežinant, kada yra jo mirties diena. Ir tokias moteris lydėti nėštume, kai kūnas keičiasi, pilvelis auga, mes diena iš dienos jaučiam vaisiaus judesius ir vis tik tai esame viduje sužinojimu, kad šitas mažylis neišgyvens arba gyvens kelias dienas po gimimo. Čia ir vėl naujos prasmės reikia ieškoti. Kartais net nežino tėvai, kad yra kažkokia liga. Ir tik gimus vaikui yra pastebimi tam tikri kažkokie ar apsigimimai, ar dar kažkas. Tai kartais būna tokiu atveju, kad tėvai antiek išsigąsta, kad net bijo ateiti aplankyti tą vaiką. Net neateina, tai mūsų pareiga yra pasikviesti tėvus ir, taip sakant, atkurtą ryšį su vaiku, galima taip pasakyti, padėti tą vaiką priimti.
nereikia ten visko iš karto. Taigi jūs, mama, jūs pagimdėt, jūs čia ateikit, taigi jau čia tą, ten kažką, čia jūsų vaikas. Ne, po truputį. Iš pradžių pabūt trumpiau, paskui padėti mamai parodyti, kaip jį paliesti. Šiek tiek kažkokių procedūrų slaugos šalia kartu, kad jinai pamatytų. Gal kažką leisti jai padaryti. Na ir taip po truputį pratinti su tą mintim. Eteris, kai gimė, jo vardas yra Eteris. Jis iš tikrųjų buvo mažas kūdikėlis. Mažas, išoriškai netgi gražus, be jokių ten labai stiprių pakeitimų, nes tų situacijų būna labai įvairių. Ir man teko džiaugsmas su juo praleisti 4,5 mėnesio gyvenimo šitoje žemėje. Neilgas gyvenimas nulėmė žmogaus egzistencijos prasmę. Ir kas mes tokie, kad mes nustatytume, ties katra riba prasideda mūsų nauda visuomeniai. Ir bažnyčios atsakymas yra tas dalykas, kiekvienas iš mūsų turime misiją. Ir jeigu mano egzistencinė misija buvo tik tai 2 žmonės perkeisti į tėvystės ir motinystės kelią, aš savo misiją ir atlikau. Vienas iš pačių svarbiausių darbų - tarnystė savo, išlaisvinti save iš kaltės. Nes tai yra šėtono taktika. Šėtonas visuomet, kai sugundo žmogų padaryti blogą, ką paskui jam atsiunčia? Kaltę. Kad žmogus dar ir pats žlugtų. Tai manau, kad turime labai stipriai pirmiausia apsaugoti tokius žmonės nuo kaltės. Jeigu medikai diagnozuoja vaisiaus ligą, tai vis tik tai turbūt svarbiausia tai padaryti atjaučiančiai, atvirai, išreikšti apgailestavimą, skirti truputėlį laiko tai pirminiai reakcijai, kol šokas praeis, kol jausmai ar net dažniausiai juk pirmosios ašaros, kol praeis. Ir tada pabandyti galbūt tiek, kiek įmanoma suteikti struktūros. Tai yra paaiškinti apie pačią ligą, kuri yra diagnozuojama, paaiškinti apie ateities perspektyvas ir kažkaip labai svarbu turbūt nepateikti moteriai vieno ar ne sprendimo būdo, apkalbėti visus galimus sprendimo būdus, apkalbėti visas galimas pasiekmes ir palikti laiko moteriai pasirinkti. Jeigu yra galimybė būtinai tai pranešti kartu su vyru, kad moteris nebūtų viena, nes mes turim suvokti, jog tokioj kritiniai situacijai žmogaus smegenys tiesiog užsiblokuoja. Mes galim girdėti tik tai apie 10% informacijos tokioj situacijai. Ką atsimenu, tai vienas ir būdavo iš pasakytų sakinių neprisirišk. Pavyzdžiui, prie vaiko savo, prie savo vaiko neprisirišk. Ir toksai, kaip man buvo nesuvokta prasme, taigi tai yra mano dalis, tai aš turiu ryšį betarpišką, nes neprisiriš man asmeniškai, ne, tai reiškia, aš turiu tada nejausti, aš tada turiu tapti tik protiškai, suvokianti viską, bei jausmė užsidarius. Arba kai Eteris gimė, jis iš tikrųjų gimė nekvėpuodamas, be gyvybės ženklų. Ir čia šitoje vietoje tai viskas yra normalu, nes medikai pagal programą jie turi paklausti ir jie klausia, ar gaivint. Man tai buvo irgi šitoje vietoje vėl. Kaip, ta prasme, tai taip, tai čia gyvybė, gaivinkit. Tai pirmas dalykas va tokie. Paskui po kiek laiko, kai atgaivino, man davė pabūti su vaiku. Ir aš tiesiog buvau ir jaučiau, kad mes tiesiog esam susijungėm ir jam viskas gerai, dabar jam viskas yra gerai. Ir po poros valandų ar po kažkiek laiko, aš jau ten nežinau, to laiko ateina ir tada sako, o, gyvas. Ir taip irgi tokia, visiškai ne vietoj, sakyčiau, pasakyti žodžiai, nes mama tą akimirką, jinai itin jautri. Nesu turėjusi moterį, kuriai buvo diagnozuota vaisiaus liga čia Lietuvoje ir jai to neužteko, net kelių gydytojų Lietuvoje nuomonės neišskrido į užsienį, kur gavo tą patį patvirtinimą. Bet kažkaip atvirai priimti, kad
pacientas nebejoja mūsų kompetencija, jisai tiesiog negali pakelti realybės, jam tiesiog per sunku priimti, kad tai su juo vyksta. Tai kažkaip tokios kantrybės, atjautos ir svarbiausia gydytojai siūlau tiek, kiek įmanoma nepriimti asmeniškai, kad tos reakcijos nėra man skirtos, jos tiesiog nukreiptos į mane, nes aš esu tas žmogus, kuris konstatuoja realybę. Labiausiai, kas padėjo mano pačios atvirumas. Aš jaučiau, kad nes tą momentą, kai sužinojau, kad kitaip bus, kad aš turėsiu netekti, palaidoti savo vaiką. Tai tą momentą suvokiau, kad aš turiu pasirinkimą arba užsidaryti, užsisklęsti, susipakuoti, nes tikrai labai norėjosi tą padaryti, susirinkti ir tarsi su visais jausmais, visais visom emocijom, tarsi dingti, nuo visų užsidaryti, užsiblokuoti ir kuo mažiau kontakto, kuo mažiau bendravimo, kuo mažiau jautimo. Tai buvo toks momentas ir tą momentą aš supratau, kad man tai nepadės, kad tai labai pakenks ir mano fiziniai sveikatai ir visiems aplinkui. Ir aš pasirinkau kitą kelią, kuris mane gąsdino - atsiverti. Atsiverti, leisti savo, tai reiškia leisti savo jausti viską, kaip jaučiuosi, kad aš jaučiu didžiulį skausmą, aš jį ir jaučiu ir leidžiu jam būti, išverkti, išraudoti, išgėdėti, išliūdėti, išsielvartauti, ar ne. Tada leisti savo kalbėti, pasakoti, atvirai dalintis emocijom, jausmais, patyrimais, pamatymais, nes dalintis tuo su kitais, bent jau su ta aplinka, su kuria aš galėjau dalintis tą akimirką. Man atsisveikinimo momentas buvo labai dovana tame, kad aš galėjau ir fiziškai su savo sūnum būti. Visų pirma, jisai iškeliavo man ant rankų. Jo širdelė nustojo plakti. Visas procesas buvo su manim kartu. Aš buvau betarpiškai su juo. Aš jaučiau visą jo užgesimo procesą. Ir šiandieną, kai kalbi, kai bendrauji su žmonėmis, kai tos dalykus tikrai leidžia, kad juose įvyktų, nes gedėjimas yra labai didžiulis darbas. Gedėjimas yra labai svarbi egzistencinė žmogaus patirtis. Į tą gedėjimą kiekvienas iš mūsų aplinka ateiname kartais tiesiog tyloje, kartais tiesiog apsikabinam, kartais tiesiog išsikokiam, išsiverkiam. Kartais tiesiog atsiverčiam kartu, paskaitom Bibliją, kartais pasimeldžiam. Kartais tiesiog tik esam vienas kito akivaizdu. Aš kaip ir pradėjau Angelo mama projektą, tai mano buvo ta žinutė ir iki šiol jinai yra, kad viskas gyvenime mus praturtina. Ir tokia situacija, kada kaip mamai netekti vaiko, mūsų yra pasirinkimas kiekvienos mamos. Ar ta situacija mane sužlugdys ir aš būsiu ta mama, kuri netekau, ar ta situacija mane praturtins ir aš būsiu ta mama, kurią užaugino, išplėtė, apdovanojo tą situaciją ir aš iš jos kažką dar naujo supratau, patyriau, užaugau, prasiplėčiau, nes aš galiu mylėti per atstumą, aš galiu mylėti labai plačiai, nes lygiai taip pat mano ir tie vaikai, kurie yra gyvi, jie dabar čia nėra šalia, bet aš širdimi juos jaučiu. Tai kodėl aš negaliu mylėti to vaiko, kuris iškeliavo į kitą pasaulį, ar ten, tiesiog jo fiziškai nėra, kodėl aš negaliu jo mylėti, galiu. Tai tiesiog atverti savo širdį ir jausti vaikus viduje.